Sveiki! Šiandien man atsiuntė klausimą. Kiek vertėtų būti kasdienybėje laimingo vaiko būsenoje? Ar bandant aktyvuoti savyje laimingą vaiką yra rizikos, kad niekada neleidų savo jo būti, dabar tiek patiks ten būti, kad nebesonorės grįžti į rimtą, atsakomybių pilną suaugusiojo gyvenimą? Kągi, labai įdomus klausimas ir tiesą sakant, gan tipiškas. Mes visi kažkuria prasme bijom būti laimingi, bijom suvaikėti, tad ir tą klausimą savo taip pat užduodam, kad nesijuok šiandien, rytoj verksi ir taip panašiai. Bet grįžtam prie sąvokos. Kas yra tas laimingas vaikas? Laimingo vaiko būsena schemų terapijoje reiškia, tą tokią tiesioginę laimę, kai tiesiog džiaugiesi, mėgaujasi, užsimiršti, įsimyli, susižavi, pameti laiko jausmą, kai kurie žmonės išgėrė tą būseną patiria, nors to nesiūlau, kai skanauji šokoladą, kai žaidi, kai esi kūrybiškas, vienu žodžiu, visais tais momentais, kai tu tiesiog esi laimingas ir nelabai smarkiai planuoji, nežiūri, ar tu kažkur tai nepavėluosi, nelabai smarkiai suki galvo, kaip šalia tavęs jaučiasi kiti žmonės, vienu žodžiu, nelaikai to išmintingo balanso, o tiesiog atsiduodi laimės srovei. Tai štai, kas ta laimingo vaiko būsena. Ir dabar pirmoji klausimo dalis. Ar verta kasdienybėje kuo daugiau joje būti, leisti savo joje būti? Aš sakyčiau ne tai, kad verta. Iš tikrųjų reikia sugebėti taip padaryti. Nes, bent jau tyrėjai rodė, kad tą sugeba tik tai maži vaikai, maži tai gal iki paauglystės, ir dar tiesiogiai laimės kita siekia amžiaus grupė, tai vyresni žmonės. Ten galbūt jau ne tiek daug laimingų žmonių, bet jie jau nebeturi tiesiog kitų tikslų, kurie būtų tiek prasmingi, ir jie vėl pradeda galvoti apie malonumą, apie prasmę, o ne apie pasiekimus. Taigi, visi kiti siekia tikslų. Padaryti karjerą, užauginti vaikus, viską suspėti, būti labai tobuli, kas kokių tikslų turi. Ir laimės nesiekia nieks, todėl jos ir nelabai pasiekia. O kai tiesiogiai susikoncentruoja, kad aš noriu pasiekti laimės, beje, į tą labai gerai dar koncentruojas dar viena amžiaus grupė, ne amžiaus, dar viena grupė žmonių, įsimylėliai. Jau kai susitinki savo mylimąjį, tai stengiasi tą meilę ir laimę skanauti ir nesustoti, nes štai įsijungia, štai tu tą jauti. Bet tiesą sakant, galima ir netokiais, kraštutiniais arba retais atvejais laimę jausti, galima ją jausti ir tada, kada, tu tiesiog nusiteiki, suteikti momentų ypatingumą, pavyzdžiui, suorganizuoji savo mylimajam ar tiesiog savo artimam žmogui, savo porai suorganizuoji ypatingą vakarą, kai kažkur tai išeini gauti kažkokio ypatingo potyrio, pavyzdžiui, mėgiamą koncertą, išvažiuoji į kelionę, tiesiog bandai atsipalaiduoti ir daryti tai, kas tau patinka. Tai visi tokie darymai yra nuostabus būdas pajausti laimę ir to reikia daryti kuo daugiau. Toliau, manęs klausia tas pats žmogus apie laimingą vaiką. Ar bandant aktyvuoti savyje laimingą vaiką yra rizikos, kad niekada neleidus savo tuo būti, dabar labai patiks tai daryti? Čia yra baimės balsas, kad jeigu aš atsileisiu, tai jau ir išnirs iš manęs ta begalinė kančia, kiek aš tenais vargau, tempiau, ariau, kad išlys iš manęs tas begalinis badas, kurį aš užsiauginau, tarkim, būdamas per daug vienišas ar gyvendamas rutininį gyvenimą. Taip klaikiai aš nemačiau, kad kam nors išlystų. Iš tikrųjų, jau tas įprotis save tvarkyti, kontroliuoti, gniaužti, jisai vis tiek irgi pats savaime funkcionuoja ir atsiradus naujam dalykui bus nuostabu, jeigu jūs išsilaikysite toj būsenoje, gal ir šiek tiek perdozosite laimės, atsipalaidavimo būsenos bent kokį mėnesį, tai bus fantastika. Labai retas žmogus, kuris sugeba ilgesnį laiką tai išlaikyti, senieji įpročiai vis tiek duoda savo. Taigi, vis tiek aš manau, kad svarbiausia yra mokytis tą laimingo vaiko būseną praktikuoti, o ne bijoti, kad jinai jau jūs visai ir užspaus ir tapsite visai neatsakingu kažkokiu tai ir nieko nebedarysite. Dar vienas klausimas. Koks yra sveikas balansas tarp laimingo vaiko ir sveiko suaugusio būsenos, tos išmintingos, reguliuojančios būsenos, bei vidinio kritiko?
Mes visi turim tas 3 dalis, nori, nenori, jeigu esam suaugę žmonės, mokami būti ir išmintingi, ir gerai nuspręsti, ir susidėlioti, mokam ir save pagriaužti, dėja, ir kai kurie tą daro ir daro ir daro. Ir taip pat, štai, kalbu dabar apie tai, kaip būti laimingai. Tai koks turi būti balansas tarp to? Aš nemanau, kad reikia kokio nors balanso su vidiniu kritiku, jis mums iš viso nereikalingas, tas savęs graužimas, tas savęs vertimas, pilnai užtektų tokio smart balso viduje, paplanuoti, pasižiūrėti kaip geriausia, pasitart su kitais, visai nereikia kritiko, kad suprastum, kas tau pravers ateityje, kas nepravers, pasimotyvuotum save, tam užtenka tiesiog proto, gero sveiko proto. Bet kaip subalansuoti laimingo vaiko būseną ir sveiko proto būseną, ogi čia jau yra ką pakalbėti. Ko gero, kai mes esam sveiko proto būsenoje, vargu ar mes esam tokie jau nelaimingi. Tai yra malonu, jaustis stipriu, jaustis autorium, lankščiu, pozityviu, priimt sprendimus, labai smagu. Kažkiek ir laimės tame yra. Bet štai, kai esi laimingas vaikas, kartais tos suaugusios būsenos pritrūksta. Ir kaip ten girti žmonės pradeda nuogi šokti ant stalų, paskui labai gėda, ar įsimylėliai įsimyli ir nemato ką, tai čia tikrai reikėtų kažkokiu būdu specialiai įsijungti sveiką protą, paprašyti kitų, kad jie atsilieptų apie tavo laimę truputėlį iš blaivesnės pozicijos. Tiesiog pabandyti specialiai atsisėsti ir pagalvoti. Pamatyti save iš šono ir pamatyti, o ką, jeigu mano geras draugas ar draugė būtų tokioje laimėje, kaip aš dabar, o kaip aš šitą pažiūrėčiau iš šono. Tokie nedideli niuansai, tiesiog aš manyčiau, čia nėra žodžio kaip tai padaryti, čia yra tik tai žodis neužmiršti tai padaryti, norėti tai padaryti. Padaryti tai labai lengva. Mes visi turim tą sveiką dalį savyje, sveiko proto dalį, ją reikia tik tai atsisukti ją ir jinai ten visą laiką šviečia. Ir dar vienas klausimas apie laimingo vaiko būseną. Ar reikia paleisti vidinę vaiko būseną ir leisti savo svajot, o paskui kaip suaugusiam įvertinti, kurie norai įmanomi, o kurie tik svajonės. Taip, labai teisingas pasiūlymas, iš tikrųjų labai verta sau iš pradžių įjungti vien tik laimingo vaiko būseną. Kada tai naudinga būti visiškai pasinerti į laimę, į svajonės, į nežabotą kūrybiškumą, žaismingumą. Tada, kai paskiri tam konkretų laiką. Kaip sakoma, brainstormingas. Užsirašyk visas idėjas, net pačias kvailiausias, keisčiausias. Tik gink Dieve jų nekritikuok ir gink Dieve nemąstyk, ar tai išeis realizuoti ar neišeis. Nes kažkokia labai keista idėja ir nenormali ir nenaudinga, paskui susijungs su kažkokia tai kita ir gali išeiti labai geras rezultatas. Taigi, kai mes svajojame, kai mes kūrėm idėjas, mums reikėtų būti vien tik laimingo vaiko būsenoje. Kaip antai aš sakau, kad jeigu rašote, pavyzdžiui, straipsnį, kuriate projektą, pirmas jūsų juodraštis turi būti visiškai prastas. Ta prasme, kad jis neturi turėti nieko realistinio, jis neturi būti tvarkingas, jis tiesiog turi būti parašytas, prirašytas kiek galint didesnis, visiškai atsipalaidavus, leidžiant savo tiesiog rašyti bet ką, kiek galint daugiau. Tai štai, šitam momentui labai gerai yra svajoti ir nežabotai, o tas sveikas protas niekur nedingsta, jis pas mus per smarkiai įjungtas pas daugelį ir jisai vis tiek įsijungs. Ir jūs vis tiek pamastysite, ką galima, ką negalima, bet jau jeigu nebus sukurta, sugeneruota ta svajonė, tai tada pamastyti nebus ko. Tada paprasčiausiai jinai dar nebus gimusi ir jau bus išbraukta iš gyvenimo. O čia jinai bent jau bus gimusi ir turės daug daugiau šansų, kad jūs vieną kartą ją, kaip sakoma, pavartaliosite galvoj, kitą kartą pavartaliosite galvoj ir kažkaip tai joje esantį potencialą, jeigu jis ten yra, panaudosite geram. Tai ačiū už klausimus apie laimingo vaiko būseną, tiksliau sakant apie mūsų laimės būseną. Šį kartą baigėsi mano atsakymas į jūsų klausimus, susitiksime kitą kartą.